1552. Kazanės apgultis Ivano Rūsčiojo kariauna. Išdidi Chanė Siujumbikė atiduotų Chanų iždą ir pati galėtų tikėtis mūsų malonės. Bet ne. Ieško mirties. Pirmin. Pasvilinkim Kazanę. Caras Ivanas niekuomet negaus Chanų lobių. Valdove, viskas paruošta. Po miesto sienomis užkastos 48 didelės statinės parako. Šauliai ir kazokai pasirengė pult. Griauk sienas. Valdove, Safos Girėjaus durklas. Paslėpsim iždą senovinėje drakono šventykloje. Rusų caro šunys jo nepasieks. Bet kur slėpsim svarbiausią brangenybę? Vienas iš jūsų turės išsaugoti žinias palikuonėms. Bet kas jis? Kas jis tas išrinktasis? Reikia aukščiausiojo ženklo. Šiandien Maskvoje Chodynės lauke atidarytas pirmasis eksperimentinis karinis komisariatas. Šios naujovės sumanytojų užduotis sudominti šauktinį, užuot jį jėgą tempus į kariuomenę. Kariuomenėje jūsų vaikai taps tikrais vyrais. Metai nemokamos fizinės parengties, nemokamas maitinimas, aukštosios mados uniforma, ugdomasis vadovavimas ir komandos kūrimas panardinimo būdu. Įdomios pažintys, ryšininkės, medicinos seserys, šifruotojos. Šūkų? Excuse me. Thank you very much. Ir svarbiausia, mamoms nebereikės rūpinti savo atžalomis. Žinosit, kad jūsų vaikas patikimai saugomas. Visuotinė palidovinė sekimo sistema dabar visuomet jums po ranka. Po metų brūkšninis kodas išnyks savaime. Liks tik mažas šiltas gumulėlis jūsų krūtinėje. Tėvynėje atliktos pareigos jausmas. Paskubėk. Vėluojam. Nieko, to jau. Labas. Gal norėtum užpildyti anketą?
Iš kokio jūs laikraščio? Iš komjaunimo Tiesos? Mielai, aš esu Kirilas Nikolajevas. Įsiminkit šitą vardą. Aš labai myliu savo gerbėjus. Turiu grupę internete, visus įrašiau į draugus nusifotkinti. Planuoju rašyti albumus, filmuoti klipus. Eime su manim. Nors į pasaulio kraštą. Tu mūsų viltis. Kuris čia karvedys? Vyriausiasis, man reikia vyriausiai. Senelį, man reikia į seną, aš negaliu. Kirilas Nikolajevas. Ačiū tau, mano džiaugsme. Kuo tavo vardu? Apskritai, Olia. Bet draugams, roksi boksi. Ponios ir ponai, pristatau jums kylančią žvaigždę. Būsimas hitparadų lyderis Kirilas Nikolajevas. Nedidelė programos pataisa. Uždanga. Mūsų pirmagimis, gražuolis, realis. Štai jis, Kirilas Nikolajevas. Prašom mylėti ir gerbti. Sūnau keliais žodžius. Žinot, pirmoji daina, kurią norėčiau padainuoti, yra Elvio Preslio, kuris, kaip žinot, irgi labai mėgo kariuomenę. Pirmin. Šaunuolis, pasiruošiai. Kariuomenėje ir padainuosi. Dabar mano numeris. Jis, pirmas numeris. Štai jis, mūsų pirmasis šauktinis. Dėdė, jūsų painiojot, aš artistas. Ir tarnaus, mūsų artistas. Ką pasakys kompiuteris? Kaip sakoma Holivude, Kirill Nikolajev goes to... Aš taip jaudinos. Bičiuliai, čia pokštas. Šiaurės laivynas, atominis povandeninis laivas. Tau šiandien sekasi, vaikinė. Povandeninis laivynas, fantastika. Mėgsti sutirštintą pieną, jis dugne bus dvigubai tirštesnis. Klausykit, kur mano gitara? Nesijaudink, sūnau, pas mus niekas nedingsta. Žinot, aš labai noriu kariuomenę, bet dėja nesutinkamas. Aišku. Šizofrenija. Psichu apsimetė. O dabar žiūrėk. Šitaip, va kaip. Dabar išsaugoti. Sveikinu, tu sveikas. Duomenų bazėje tavęs nebėra. Liga nugalėta aukštosiamis technologijomis. Welcome. Kiek? Metai. Povandeniniam laive. Ką nori pasakyti? Aha. Koks šiandien kursas? Tikrai. Viena pareiga tėvynei kainuoja $50,000. Ir būk laisvas, Kiriuša. Juk aš ne Justinas Timberlakas, o aš ne Saudo Arabijos karalius. Tik per buhalteriją. Na ir kiaušinis. Daktarė, ar aš tinkamas kosminiams daliniams? Aš labai noriu būti tinkamas. Chrustaliovai, čia vėl jūs? Taip, čia aš. Duodu tau 7 dienas. Dėl sumos nesiderėsim. Prarasim karį, užtat nusipirksim radarą. NATO stebėsim. Prašom atleis, jūs čia karvedys. Karo specialistas. Jūs visa mano viltis. Senelė, ko tau? Stok! Chrustaliovai, kiek galiu kartoti, jūsų šaukiamasis amžius jau baigėsi. Daktarė, aš nejuokauju, turiu ginti planetą. Jūs vėl man trukdote dirbti. Renkitės. Ir kad jūsų daugiau nematyčiau. Prašom atleisti.
Jūs visa mano viltis. Jūs pirmas. Nusimaukit kelnes ir laukite eilėje. Myloji, juk aš atėjau ne pirštis. Apsisukit ir pasilenkit. Sunkios mūsų nuodėmės. Anūkėlė, juk man jau seniai neskiria veterano pašalpos. Senelį išeikite. Psichiatras priima gretimoje palapinėje. Myloji, juk aš galiu mirti. O man reikia spėti papasakoti paslaptį. Chrustaliovai. Chrustaliovai! Aš čia. Norite kosmose? Taip. Tai padėkite man. Jaunuoli, Chrustaliovai, išveskite iš čia. Išeikite iš patalpos savo paties labui. Klausykit, juk aš ne psichas. Aš ne psichas, aš turiu laišką. Štai jis. Čia rašoma, kur yra auksas Kazanės valdovės sujumbikės iždas, senovinis dokumentas. Įdomus antspaudas, reptilija, Trichonopterikso ir Velocirapto hybridas. Stop, atpažįstu to ženklus. Atėjo rašmenis. Jis tikras? Tikras? Antspaude drakono Zilantas? Tikras? Kur jį gavai žemėti? Kazanėje. O kur ta Kazanė? Sūnelė, reikia surinkti ekspediciją. Apsiimk, nesigailėsi. Ten tūkstančiai milijonų. Doleriais. Galit parodyti? Ivanai Afanasievičiau, negerai, mes visą pusdienį jūsų ieškom. Juk mes ne Kenijos zebrai. Mums sunku pusę dienos bėgioti. Štai jie erodai iš valdiškų namų. Ar jis rodė kokius nors dokumentus? Nerodė. Mes nematėm. Gerai, eime. Stot, kas jūs? Greitoji, ar nematote, kad žmogui bloga? Gyvas? Gyvas. Neškit per tarnybinį, čia šiandien šventė. Nagi, pasitraukiam. Liubačka, kas čia dedasi? Neurologo kabinetas, o kažin koks turkus. Avatarai. Ir kokia padėtis dėl kosminės spinduliuotės? Ji neviršė normalaus fono, draugė pulkininkė. Ryte fonas buvo kiek padidėjęs, bet gamos pliuksnių nepastebėjau. Galėčiau tuoj pat pamatuoti. Palikt. Žengte, marš. Klausau. Draugė kapitonė. Ar jūs šėvėsat gyvūnų fermą? O kodėl jūs, draugė Markovnikovai, veržėtės į kabinetą nepasibeldęs? Ir kodėl visą laiką ant manęs rėkėt? Viskas. Gana. Liuba. Nusibodo. Daugiau manęs čia nebepamatysit. Galvijuk? Eime. Tai ką, Kiriuša? Radai, kur pasislėpt? Aš tave, artistė, dabar ne tik pas urologus, bet ir pas proktologus surasiu. Pamiršai? Iki Kazanės pametėsit? Važiuojam. Panelė, čia lėktuvas į Kazanę. Į Kazanę lipkite. O jūs irgi su mumis skrisit? Žinoma, su jumis. Mink pedalą žemėti.
Aš greitai išskrendu. Kazanė. Iš Maskvos? Aš? Kur lendi? Posūkį parodyk. Jokios pagarbos. Studentas? Panašiai. Žiūrėk, studente, čia mūsų Kremlius. Baltas. Jam kitaip nei maskviškiam nėra dėl ko raudonuot. O čia suimbikęs bokštas. Telefonu jie plepa. Kur vairuotojo pažymėjimą pirkai klausiu? Pusė kitų žadėjot mane nuvežti prie ežero. Kad čia trumpiausias kelias, gerbiamas studentė. Ilgai važiuojam jūsų trumpiausių kelių. Tai sakai, Kabano ežeras? Galvobio atvažiavai? Ežerą pažiūrėt. Ežerą. Šitie žiopliai senais automobiliais mane tiesiog sutina. Išlenda į kairį jos ir bos velkasi. Žmonės, nekvailiokit keliuose. Atvažiavom. Žiūrėk, tavo draugai irgi ieško. Ekologai. Iš užsienio atvarė dugną valyti. Kur matyta, kad amerikiečiai ką nors už dyką darytų? Teks tau stoti į eilę lobių ieškotojų. Čia Kabano ežeras, Kabano ežeras. O aš be eilės turiu kvietimą. Netrankyk durų, studentė. Ačiū, daktarė Ly. Jau čia visur pilna galvijų. Jis be abejo reliktinis roplys, kaip ir Lochneso. Tik mūsiškas, rusiškas. Kazanės porūšis. Greičiausiai vandeninis. Galvijų fu. Legenda galvijų visuomet turi pagrindą. Išvydę reptiliją žmonės pamanė, kad čia drakonas. Pagaliau mes imsimės tikrojo mokslo. Tyrinėsime fosilijų kaulus, o ne šauktinių kelnių turinį. Tiesa, galvijų? Na, užteks sėsti visokį šlamštą. Atsargiau, žioplė. Ką žioplė? Galvo, ką sakai. Sanitarė? Žiūriu, neturite ką veikti? Už savaitės baigėsi mūsų licencija. Jei kas nesupranta, už 7 dienų. Dirbam. Visai pasileido. Kazanė, pirmoji diena. Iškodavo šifruotą pranešimą, paaiškėjo, kur yra ateivių ir vėlaivis. Visa kita detalės. Nustatyti jo energijos rautus, atkasti iš posmėlių ir dumblo sluoksnių, apkabinti tėtį, pasikalbėti apie gyvenimą ir išskristi iš šios netinkamos gyventi planetos. Поговорить за жизнь и улететь с этой непригодной для жизни планеты. Galvijų, mes turim jį pagauti. Ko bliaunat? Žmogus iš borto, šokit į vandenį.
Ekologų karai dėl ekologijos. Aš esu Kirilas Nikolajevas. Juk čia ištik šimtai peržiūrų. Gulė, čia tu? Gulička. Kaip džiugu tave matyti. O tu nei kiek nepasikeitei. Susipažinkite. Čia Gulnara, mano draugė. Mūdvi kartu mokėmės archeologijos fakultete. Mokėmės. Bet tu pasistengiai, kad mane išmestų. Atleisk, per kvailumą išėjo. O aš grįžau iš Amerikos su taikos misija. Mes ieškom pavojingų metano telkinių. Įvykis sparčiai rutuliuojasi. Štai čia išpuolis. Berniukas pjauna ekologo lyną, kad netrukus būtų nubaustas ekologiškai švarių irklų. Šitą ištikimą Lachovo laidą tegul kalba autorių žvengia. Labai pavojingas darbas. Kokie metano telkiniai? Tu ieškai Hanų lobių. Lobių? Lobių. Gulečka. Kokia laki tavo vaizduotė. Nori parodysiu visą mūsų dokumentaciją. Eime, eime. Nagi, užėjai. Mergaitės, padenkite stalą. Čia ir į dešinę. Mano pravardė Kirilas Superžvaigždė Nikolajevas. Šiuo metu planuoju rašyti pirmąjį singlą, nufilmuoti vaizdo klipą. Ir žinot, aš... Metai povandeniniam laive 1000 milijonų. Paskubėk, liko 6 dienos. Kokia kvailystė. Guminiu motorlaiviu. Ir svarbiausia, nesuprantu, ką taip taranuodama norėjai įrodyti. Irgi mat žalioji. Na, kur sujumbikęs laiškas? Jei tu mane pasakysi, pasakys tavo draugelis. Taip, moters kūnas skiriasi nuo vyro. Pasakysi, kur laiškas? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs stebuklas. Gražesnės dar nesu matęs. Gal galėtumėte atrišti į raiščius? Spaudžia. Ne dėl to. Aš čia patekau atsitiktinai. Ja matau pirmą kartą ir daugiau nebenoriu. Meluoja, tikrai meluoja. Jis buvo Maskvoje su seneliu. O aš galvoju, kur jį galėjau matyti? O šitą daiktą tu irgi atsitiktinai suradai? Taip. Štai ir viskas. Aš visuomet sakiau, kad moters pribloškiama nuojauta. Brolau, ką darai? Ką tu? Aš visuomet sergu tik už kinus. Ne! Daktarė Ly? Palaukite. Eisiu paplaukiusiu. Ežeras miesto centre. Akivaizdu, kad reptilija naktinis gyvūnas. Galvijok mums turi pasisekti. Viešpatie, kaip aš noriu kariuomenę. Ei, kaip ten tave Ingiulė, taip? Pasakyk jiems, kad aš nieko dėtas. Pasakyk, kad aš nieko dėtas, bjaurybė tu. Vieną laiško dalį jau turiu. O kur antroji? Kur antroji, mums pasakys Gulečka. Na gerai. Tada pradėsiu nuo tavęs. Kas tu ir kam dirbi? O aš niekam nedirbu, aš...
Vyriausybei. Kokia vaizduotė? Šitą numerį matėt? Taip, taip, manęs jau ieško ir suras. Mane ne tik čia, mane ir pas proktologus surastų. Jautė? Man jos reikia, kad sužinočiau, kur antroji pusė. Ja paliksim, o jaunuoliui svarmeniu pirmakauliai ir į dugną. Aš ne žudikė, o archeologė. Gal nukirsti ranko, paskui pasiduoti? Nekimba. Galvijuk, eime miegoti. Nesupratau. O kur svečiai? Kur svečiai? Kur jie? Kur jie? Ką tik buvo čia? Kur jie? Pabėgo mūsų valtimi. Kam juos paleidai? Sakiau, kad tu dėl visko kaltas. Šiaip nasros, karingasis pingvinė. Ieškokit išeities. Jeigu jie kreipsis į policiją, mus pasodins. Niekas nieko nepasodins. Zilantas. Galvijuk, laikyk jį. Laikyk. Štai į mūsų Nobelio premiją. Jie gyvi? Atsigaus. Bet geriau nuvežti į ligoninę. Į kitam kvartale aš juos nuvešiu švietinis. Panašu į kriminalą, reikia pranešti policijai. Ne, čia tik toks mūsų paprotys. Aukojimai drakonui. Padėsit nunešti? Negalėjau jo ten palikti. Jėdu buvo tvirtai pririšti. Vienas prie kito. O ką turėjau daryti? Nupjauti jam rankas? Ir reikėjo nupjauti. Ryto žinios, ypatingas įvykis. Naktį Kabano ežere įvyko sprogimas. Kas ten buvo? Ką šiąnakt sprogo ežero viduryje? Paprašėm pakomentuoti ekologo ekspedicijos vadovę Diana Jones. Įvyko savaiminis pavojingojo Kabano ežero metano sankaupų sprogimas. Niekšė. Mūsų ekologų ekspedicija iš paskutiniųjų stengiasi išvengti tragedijos miesto centre. O ne jėga į įtempti kariuomenę. Tokia pagrindinė šios naujovės sumanytojų užduotis. Šio karinio šou svečiams iškilmingoje aplinkoje buvo pristatytas pirmasis šios eksperimentinės sistemos šauktinis. Отдать долг родине, отслужив год на подводной лодке, выпало простому парню из Москвы.
Labas. Labas rytas, senelį. Jūs tikrai specialusis agentas. Giliame pogrindyje. Ryšys tik ypatingais atvejais, bet čia valstybinė paslaptis. Kogi tu vakar gelbėjai savo kailį, kaip paskutinis bailys? Žinai, kapelėtė, jei ne mano įgimta žavesys, jūs čia dabar nesėdėtumėte ir pretenzijų nereikštumėte. Į Dinarą spoksoti specialaus pasirengimo tikrai O nereikia. kodėl nepaspoksojus? Jų patraukli veidas nupraustas, šukuosena madinga. Į save pasižiūrėk. Iš tik matyti, kad moteris prisižiūri. Lankosi spa salonuose, pas kosmetologą, ne taip kaip kai kurios. Temperamentinga. Čia šuralė tipo miškinis. Iš totorių liaudės folkloro. Senelis drožinėja. Tėti? Tėvukai? O žinau, kodėl manęs nepalikai. Akimis veidu į savo namus. Ten žiūri. Aišku. Aš žinau, kur tavęs ieško. Mudu susitiksim, mudu būtinai susitiksim, tėti. Klausyk, ar judu sugulė? Na, supranti. Ar tik giminės? Ne, ne giminės. Bet nuo vaikystės kartu augom. Mūsų augino mano senelis Azimas. Tik turėk omeny, jei ją kas nors palies... Persirengiai? Rankos kojos veikos? Gali eiti. Na kągi, tu iš tikrųjų, žmogus tiek iškentėjo, važiuokime į policiją, papasakosim, kaip buvo. Teisingai važiuokit, sužlugdysit visą operaciją. Antrosios laiško dalies jūs neturite, mano kontoroje pratę daryti kopijas. Iš kur iš vis ėmei tą laišką? Ir kokį ten senelį minėjo Dajana? Senelis Ivanas buvo toks. Aš kaip tik turiu jo dingimo bylą. Trumpai tariant, vakar bendraudamas su jūsų sena drauge, supratau, kad jūs turite vieną laiško dalį. O aš antrą, ir kaip sakoma, mudu vienas kitam sukurti. Aš žinoma ir vienas viską galėčiau padaryti, bet jūs man patinkate. Nerizikavę šlovės nematysi. Недобьешься славы. Paklaus ketvirtosios akies, kuri gyvena 7 bokšto danguje. Kaip strėlė ir 3 tamsos nutiesė kelią prie drakono nasrų. Ten visuomet tas buvo ir bus. Jį gilusis kabanas saugoja amžiais. Ar tu tikrai teisingai verti tos paraitimus? Čia senovės bulgarų kalba. Guli išmokė tėvai archeologai, jie domėjosi senovės kalbomis. Ketvirtoji akis 7 bokšto danguje. Bokšto. Siumbikės bokšto. Kirilai? Tu jau minutėlę, niekur neikit. Atsiprašau, nustačiau ryšį su centru. Tos gražuolės centras krūtinės lygyje? Sujumbikės bokštas. Ką? Sujumbikės. Išvertus iš totorių kalbos reiškia mylimoji ponė. Kreivokas, gal jis statė girti? Tai tave girti atrinko specialiuoju agentu. Jis yra vienas iš svyrančių bokštų. Pagal polinkio kampą su juo te gali susilyginti Pizos bokštas. Pasak legendos, ją statė Ivanas Rustusis. O dar jis pasodino sūnų ir medį išaugino. Bokštas turi 7 pakopas, paskutinė 7-oji 8 briaunų. Kiekvienoje briaunoje langai. Jei teisingai supratom, mums reikia 7 pakopos 4 lango. Aha, taip mus ten ir leis. Mokinukai, eikit paskui mane, tik nutaisykit paprastesnės minas.
Palaukit, kur jūs? Kam jums tas Kremlius? Aš jums geriau papasakosiu apie Kabano ežerą, sužinosite daug įdomių dalykų. Arba nuvesiu į Totorių teatrą, ten linksma. Ir kuris iš jų ketvirtas? Nuo kurio skaičiuot? Šiaurė ten. 1, 2, 3, 4. Tu ten ko nors pakrapščiai, gal užtepliuota? Tam reikia specialaus leidimo. Suimbikės bokštas Kazanės simbolis. Viskas teisybė. Žinoma. Turistai ten neįleidžiami, bet aš kaip pagrindinis bokšto prižiūrėtojas jums padarysiu išimti, taip. Tuo labiau, kad ten dabar dirba grupė žurnalistų iš Maskvos. Tu tikriausiai net per pirmą pasimatymą nesibučiuoji. O tau pasimatymas net nesišviestų. Apie mus rašo straipsnį, taip, apie Kremliaus paslaptis. Ką tu darai? Paslaptis? Aš bandau... Alio, Kirilai, čia Šustemas, iš apačioje. Tai tu apačioje? Duok telefoną Giuliai. Klausyk, spustelėk mane į Twitterį. Sakau, duok telefoną Giuliai. Čia jums, mademoiselle. Giulė? Taip. Daina su kažkokiu vyru eina prie bokšto. Būkite atsargus. Juk pats Ivanas Rūstusis Kazanės neketina užkariauti. Ne. Jis ėjo pro šalį, žygiavo su kariuomenė prieš Nogajaus ordą. O vienas opriešnikas jam sako, šiame mieste gyvena labai graži nuotaka, princesė, tiesiog nežemiško grožio. O Ivanas jam, žiūrėk, tu man ant kuolo pasodinsiu. Čia taip jis pajokavo. Na, jis užėjo pabendrauti ir pamilo su Jumbikė. O kaip jos nemylėsi, juk ji... Graži. Žinau, kad graži. Man visi taip sako. Rūstusis Kazanėje ne tik pastatė Kremlių, bet kai kuriais duomenimis ir paliko daugybę palikuonių. Todėl kiekvienam Kazanės gyventojui Ivanas Rūstusis antrasis tėvas. Pagaliau esame 7-oje Siuimbikės bokšto pakopoje, kur pasak senovės legendos ir įvyko dramatiškiausi įvykiai. Žurnalistų nebėra. O kur jie? Draugai žurnalistai. O ką mums žurnalistai? Mums ir taip gera. Pone prižiūrėtojau, ar jūs turit žmoną? Ne. Tai yra taip. O ką? Norėjau paklausti, ką įmano apie ekskursijas Trise. Trise? Juk esate prižiūrėtojas? Mėgstate žiūrėti? Nufotografuok viską. Jau nufotografavau. Tada eime. Nieko nėra. Eik pirmą. Laikykis. Gal dar tai porą kartų išlysim ir įlysim. Kas čia? Sukrėtimas. Strėlė. Strėlė rodo kryptį. Ką? Kaip strėlė ir 3 tamsos nutiesė kelią prie drakono nasrų. Toje pusėje ežeras. Maniau, kad jau viskas iškrisit. Mačiau, kaip tu nuslydai, bet Kirilo šaunuolis. Žinau. Ta šaunuolis mūsų vos nepražudė.
Labas. Bankas Akbars. Vadinasi, 3 kilometrai nuo bokšto strėlės link. Anksčiau matavo ne kilometrais, o aršinais. Aš tiesiog tave tikrinau. Vienas aršinas lygus 72 centimetrams. Vadinasi, 3000 aršinų bus 2 km 120 metrų. Ant kranto kažkoks pastatas. Kas per pastatas? Nacionalinis teatras Kamala. Tik pirmą pavalgykim, gerai noriu valgyti. Pilvas kursgi. Ženklai ant senovinės sienos. Aš kai ką radau. 90-metį statybininkai, klodami teatro pamatus, aptiko sieną su senovės rašmenų, greičiausiai bulgarų pėdsakais. Rašmenys iškalti akmenyse pačiame sienos centre. Sienos nesunaikino, bet ir netyrinėjo. O jeigu ten įėjimas į lobyną? Ir visai arti? Teatro Rūsyje? Taip. Kamalos teatras? Schema? Rūsys. Prašom šampano štai tam staliukui. Čia liko šampano tik po 5000. Tada nereikia. Ta senovinė siena ir dabar yra teatro Rūsyje. Mums tai reikia ten pakliūti. Pakliūti tai reikia. Giulė, kur tu? Arbatpinigių palikai? Giulė. Giulė. Specialiai agentai visuomet turi daug moterų. Suknis tas Džeimsas Bondas. Gašlus egoistas. Baigiam tas isterijas. Čia tai yra maskuotė. Reikia susilieti su minia, neskreipti į save dėmesio. Ir aš taip norėčiau susilieti su minia. Brolau, tam reikia neeilinio talento, įgūdžių. Jei su juo supanašėsi, nebendrausiu, aišku? Diletantai. Šiuo atveju toks įvaizdis tinkamiausias. Ok, atsiprašydamas, kviečiu jūs į teatrą. Bilietus nupirksiu. Brolau, dėja tavęs į teatrą neįleis. Ten spektaklis tik suaugusiesiems, erotinis. Kiek tau metų? 47. Ten leidžia tik nuo 48. Jeigu mažylį, po metų pamatysi. Važiuojam? Ne, nevažiuok. Nevažiuok. Greičiau. Победа на Дакаре еще раз доказала, что КамАЗы самые выносливые грузовики. Siūlau nueiti į bufetą, aš vaišinu. Palauk. Bičiuliai. Gyvi, mėlieji. Gulečka, aš taip džiaugiuosi, kad tau viskas gerai. Jau trečias skambutis. Nepavėluokite į spektaklį. Kad dabar ne spektaklis galvoje. Ką ten turite? Nesvarbu. Aš teisingai padariau. Alkūnė šiek tiek. Taip. Aš ilgai galvoju apie mūsų pirmąjį susitikimą. Negerai išėjo. O kas ten? Atidaryk, užimta. Greičiau. Ten žemyn. Tai ką, vėl žemyn? Taip, mums į Rūsį. Kaip romantiška. Greičiau, pirmyn. Jie turi planą, kažko ieško. Как в городе было в Казани. Грозный царь пировал да веселился. Мама. Царь под воду подходил, да под Казань городок. Он подкопы подкопал, да под Казань под реку. Pagal planą kažkur čia. Ko ieškom? Ten turi būti duris. Atidaryk. Rimtai? Atidaryk. Gerai. Поехали.
Na, pirmin. Į priekį nepraleidžiu, nes gali būti pavojinga. Štai ta siena, Kirilai, mes ją suradom. Raidės iškaltos akmenyje sienos centre. Kažkur turi būti ženklas. Jie teatre neatsitiktinai. Jie čia kažko ieško. Ieškoti jų. Štai jos. Kirilai, išluk šitą akmenį. Negaliu, istorinė vertybė. Išimki greičiau, kalk. Turim skubėti. Laikyk. Žemiau. Klyba, viskas sugrupėja. Šalnis išsiteplėjo kėdus. Trauk, atsargiai. Tai dabar visą sieną grab. Pažįstamos keverzonės. Čia senovės bulgarų. Galėsi išverst? Panašu į rakto skylutę. O lobiai kur? Ten rakto skylutė. Už akmenų įėjimas. Ačiū, bet kur raktas? Sielvartas amžinai ilsisi prie mano kojų. Čia tikriausiai apie Sujumbikės vyrą, Haną Safą Gyrėjų. Jo kapas yra po Sujumbikės bokštų. Matyt, ten ir raktas. Balato apynasris. Bulatas, kardas. Anksčiau visi vaikščiojo su kardais kaip su mobiliaisiais. Stok. Na, žinoma, kardas arba durklas. Durklas yra raktas. Tu genijus. Duok. Valandėlę sandėlyje pasėdėsim ir eisim. Gerai. Einam. Nagi. Mus persekioja priešai. Ką darysim? Bėgsim? Ar kausimės? Aš esu ar aš nesu? Štai klausimas. Nėra mums vilties įsigelbėti valdovę. Mes pastuose. Baisų žodžiai. Kaip keistai interpretuoja, reikia suprasti, kad čia Nogaus būrys, bet kodėl Sujumbikė su Rūsčiuoju? Bokštas nugriuvo. Stokit! Aš Maskvos ir visos Rusijos caras. Kaip atlieka, kaip mūsiškiai su Bilė Ledinovu. Turiu, mama, čia teatras. Todėl dabar jūs palieku. Nuskrido. Kelkis ir einam. Puiku, ar ne? Diana.
Einam, einam. Einam. Paskui mane. Kur tu mane tempi? Eik paskui mane. Nėra kada aiškinti. Štai jie. Bičiuliai, palaukit. Stok, kur tu eini, ten nieko nėra. Gulečka, kur jūs, bičiuliai? Mums reikia pasikalbėti. Bičiuliai, palaukit. Žemyn stogu. Į vagonėlį. Aš nelipsiu. Tada iki. Greičiau. Stengiuosi. Gyva. Imk mažiau. Einam, einam, einam. Duok raktelius, aš vairuosiu. Tavo manimo, aš blogai vairuoju? Pasitrauk, moterį. Tu nežinai, kur važiuoti. Čia mechanika, taip. Dabar rodė, kur važiuot. Namo. Beje, spektaklis buvo labai neblogas. Tu rimtai? Aš vos nenumiriau iš baimės. Reikėjo perspėti. Tu skridai kaip aukštė, kaip mažas žvirbliukas. Eime, kai ką parodysiu. Seniai norėjau paklausti, ar čia senelio Zimo jachta? Ne, čia tiesiog senas laivas. Jis dabar jau beveik neplaukioja, man patinka čia pabūti su savo mintimis. Atsargiau nenukrisk. Tu man sakai? Po šios dienos įvykių? Žinai, maža būdama dažnai karčiausi po medžius, su berniukščiais. Iškrisdavau, iki kraujo nusidaužydavau kojas, skaudėdavo, tiesiog siaubas. O mama padainuodavo dainelę ir skausmas nurimdavo. Kas tavo mama? Archeologė. Tėvai ekspedicijos metu dingo be žinios. Mane priglaudė senelis Azimas. Kirilai. Kirilai. Tau padėti? Ak tu. Išgąsdinai mane. Na ką tu? Eikš pas mane. Ne. Tada aš pas tave. O dar aš 30 kalbų moku frazę, aš jums nieko nepasakysiu. Bet čia valstybinė paslaptis. Palauk. Atleisk. Tu nesi bailys ir egoistas. Aš tavim nepasitikėjau, bet tu vis tiek man padėjai. Tu drąsus ir nuoširdus. Atleisk. Mane net mokykloje vadindavo drąsa ir nuoširdumu. Palauk. Turiu tau kai ką paaiškinti. Aiškink. Ežere lobių nėra. Ten nėra jokio aukso. Aš tau melavau.
Na, nebent kas nors pametęs aukso grandinėlę. Jei ta grandinėlė sveria 20 kg, tada gerai. Ten šaltinis. Nepaprastas. Jis minimas visų tautų mituose. Ten gyvasis vanduo, žemė, syvai. Skaičiau tėvo disertaciją. Juodu su mama surinko visus įrodymus. Juokauju? Ne. Man labai gėda. Tu sakei, kad lobiai eis veteranų pensijoms. Žinoma veteranams. Kamgi dar? Juk ne man. Pensininkams visus lobius ir atiduos. Juk daugiau nėra kam, daugiau pinigų niekam nereikia. Aš tikiu savo tėvais. Jie įrodė, kad gyvasis vanduo yra. Klausyk, jei tavo seneliui prie pensijos paskirtų sulčių, jis labai apsidžiaugtų. Na, gal brangenybių ten ir buvo, bet kur jos dabar, aš net nenutokiu. Aš ieškau ne jų. Tik tu nesikrimsk. Žemės syvai irgi gali padėti veteranams. Šis vanduo gydo ligas, pailgina gyvenimą. Tau už jį gali būti suteiktas neeilinis karinis laipsnis. Aš net žinau koks. Tikrosios tarnybos jūreivė. Taip ir maniau, kad suprasi. Jų gyvenime svarbiausia ne pinigai. Ne, velniop viską. Aš tau irgi pasakysiu teisybę. Aš joks specialusis agentas. Aš artistas. Pradedantis. Viskas aišku. Tu nori pasitraukti iš žaidimo. Mes tau nebereikalingi. Tu laisvas. Ko gero aš debilas. Gulia, palauk, girdi? Niekas nesikeičia, girdi? Tegu pensininkai namuose turi karšto, šalto ir stebuklingo vandens. Aš nieko prieš. Aš tam net pritariu. Albertai, eik valgyti. Mama, kur tėtis? Tavo tėtis išskrido. Jis ateivis iš Sirijaus planetos. O mes kada nors skrisime tą planetą pas tėtį? Aš tai jau tikrai ne. Tu gal paaugęs ir nuskrisi? Ei, keisti. Nagi ateik, sėskis. Ko stovi? Galvijuk čionai. Raktas nuo požemio durų, Safos Girėjaus durklas. Čia Kirilas suprato. Jei Kirilas dar suprastų, kur jį gaut. Mano tarifas brolo ekonomiškas, po vieną myslę per dieną. Štai ir mūsų peiliukas. Dabar žinom, kaip jis atrodo. Atėję į muziejų pasakysim, prašom mums duoti štai tokį durklą. Ar taip galima? Visgi tautos turtas, ten taip paprastai nepateksi. Juk darbas, parengsiu operaciją, sužavėsi budėtoją, juk šitą tu moki. Prisiekiu, savo vestuvių dieną niekuomet nesibelčiau į muziejų pasigrožėti peiliuku. Rustemai. Nacionalinis muziejus teikia tokią paslaugą, rengia iškilmes. Jei kas aš pridengsiu. Žiūrėk. Tik nesužlugdyk reikalo. Jei nori būti šnipas, įsikišk savo jausmus kur nors geriau. Ir to labiau nesijaudink, mes šiandien iš tikrųjų.
Ištikimybės diržas. Titano lydinys. Arčiau. Dar viena sterblėta. Viešpatie, kas jai? Na ką, seneli, kodėl jūsų niekas neprižiūri? Per daug suveržtas korsetas. Juk aš jai sakiau. Einam, greičiau, einam fotografuotis. Einam. Greičiau. Patraukit šitą paralitiką. Antroji laiško dalis krėsle. Nagi, seneli, kelkis. Nagi, duokš krėslą. Mano mėgstamiausias krėslas. Svetimo gero, nesigviešk. Štai tau dar pipirų. Klaida brangiai kainuoja. Pamoka ateičiai. Sijonas. Trisdešimt metų drakono stilium. Drakono stilių sugalvojau aš. Nagi, padėkit. Reikia kviesti greitąją. Koks greitosios numeris? Reikia daryti dirbtinį kvėpavimą iš burnos į burną. Tik be liežuvio pažįstu jūs jaunimą. Gyva! Nieko. Koks jovalas. Jei norit, kad jums atleiščiau, truputį pasitvarkykim. Paskui kartu ir arbatos išgersim. Taip, pirmosios paieškos ežere bevaisės. Galvokim logiškai. Paminklas tėvučia, šviesulys ten. Imam vienodus atstumus. Kamalos teatras čia, Andromedos ukas ten. Noriu sisiuot. Juk aš visgi pusiau žmogus. Oi! Viešpatėliau. Žmogus, viešpatėliau, kasgi čia dabar? Chrustaliovai? Čia vėl jūs?
Что за скорая? Iš kur čia greitoji? Seneliui bloga. Ten Diana. Diana. Даян. Ты чё ждёшь? Ko laukia? Oficialaus kvietimo? Tu vienas su jais nesusidorosi. Skambink vadovybei. Nu, kiek laiko? Jiems dabar kaip tik pietus. Tada skambink policijai. Iš tikrųjų, reikia paskambinti ir pasakyti, kad mes ieškom stebuklingojo vandens. Jeigu jie ką nors padarys seneliui, aš ką nors padarysiu tau. Kodėl anksčiau man taip nesiūlei? Kas čia man? Nieko nenoriu. Tik tavęs, mano mažylė. Išvešiu tave į stepę įkliuoju žirgu. Ko tu jam suleidai? Tiesos serbo? Aš tau padovanosiu skarelę ir aukštakulnius aulinukus. O tu man tiubeteiką ir suvinėtas kelnes. Aukštakulnius aulinukus, taip? Deja, mano šeima griežtai laikosi papročių, todėl pareikalaus kalėjimo lobių. Jų nepasieksi. Jų klaidingai ieško ežero dugne. Lobiai ne ten. O kur? Po ežero oloje. Tik ten mirtinai pavojinga. Nesumanyk ten eiti. Mano nuotaka. Gal galite pasirūpinti, to jau čia suliks visa Kazanė. Palikti ginklą mašinoje neprofesionalu. Kas ten dedasi, eik pažiūrėk. Nelaiku, senelė. Giliau, giliau. Einam žemyn. Pėdink, chirurgė. Sėskis. Visiems stovėti vietoje, rankas už galvos. Senelė. Jūs tuokite, sveikinu. Kas senelė? Kas jam? Jei nori, kad jis išgyventų, reikia perpilti kraują. Stovėt. Ačiū už sveikinimus. Prie krosnės. Sakau, prie krosnės. Greitai. Ramiai, ramiai, nu. Kirilai, imk senelį ir važiuok, aš juos pasaugosiu. Saugiklis nuleistas, supratau. Einam, senelį. Sunkus. Kojytėmis tapu. Sėkmės. Ačiū. Rustemai, nepalik laukia šito. Eikite namus. Pusuočio padėk mergaitėms. Madam, ten plita. Kirilai, greičiau. Moskvičius ir greitis nesuderinami. Paklausykit, aš lobio paslapties saugotojas. Puiku, mes čia nerėmės iš kalių ieškodami mūsų namuose lobių saugotojas kepa belešus. Senelė, pasakok toliau. O kur ta simpatinga mergaitė? Ji čia buvo, kur ji? Šaunuolis. Nori? Atiduosiu tau antrąją suimbikės laiško dalį. Taip. Paimk. Jį čia. Kelkitės. Ne, jūs gulėkit. O jūs stovėkit. Eik čionai. Stot. Apsisuk. Kit. O tu išdykėlis? Stok, šausiu. Stoviu.
Atsisuk. Griauk jį. Gerai, kad nėra lūžio, tikri erodai. Duokit man, aš medikė, gydytoja, urologė. Ačiū, žemėte, kad vis manim rūpinėsi. Ar suleidot vaistų nuo stabligės? Padėkit, žmogaus miršta. Bėgu gydytojo. O jūs kas? Negaliu patikėti. Viską žinojo ir tylėjo. Jis netrukus vėl nutils, kai baigsis to daikto poveikis. Aš mačiau kine. Darbe. Svarbiausia užduoti teisingus klausimus. Seneli, kokią paslaptį saugai? O Kabano ežero yra uola. Ten šaltinis. Iš pažiūros paprastas vanduo. O iš tikrųjų mes tą žinom, kad gyvas vanduo ir visa kita. Ar ten yra lobis? Vanduo lobis. Koks tas vanduo? Iš žmonės prikelia iš numirusiojo, ar ką? Kirilai, nusiramink. Aš ramus. Tik man paskui ataskaitoje teks ką nors parašyti. Žemės įvai daug ką gali. Bet jie veikia ne amžinai, jas reikia įkrauti. Įrodymų turit? Aš įrodymas. Saugotojai žinojo, kad žemės įvai pavojingi. Jie įtraukė. Man davė gertuvę ir išlydėjo į kelionę. Auksinis požemio saugyklos katilas kaip užraktas užtveria uolos landą. Vanduo suteikia daug jėgų, žaizdas užgydo. Išgėrus vandens galima net nekvėpuoti. Šaltinis – didžiausia Kazanės chanų paslaptis. O auksas slepia žemės įvus nuo gobšuolių. Bet visi, kurie žinojo, kur yra ta vieta, buvo pasmerkti. Kad neišduotų carui paslapties, saugotojai turėjo mirti kartu su savo valdove. Aš buvau tas, kuris vykdydamas dangaus valią saugojo paslaptį per amžius. Kazanė nelygiojo kavoje buvo užimta. Iždas. Kur iždas? Ivanas Rustusis taip ir nesužinojo lobio paslapties. Žemės įvai pasiglemžė daugelio žmonių gyvybę. Šio vandens nelabai malonus skonis. Jis mane ir išgelbėjo. Mane užpuolęs alkanas driskius Ivanas te buvo šaulių dezertyras. Jis tik maisto ieškojo. Ieškojo maisto, surado nemirtingumą. Senelio, kas buvo toliau? Mes likom dviese.
Ivanas ir aš. Minutėlė, vadinasi, dabar judu su Ivanu kaip nemirtingieji kalniečiai? Ne, žemės įvaitikliėtina senėjimą. Jie veikia ilgai, bet neamžinai. Olą saugo drakonas Zilantas. Čia štai kodėl senelis Ivanas veržėsi į Kazanę, jam reikėjo gyvojo vandens. Atsiprašau. Sveika, pasiilgai? Aš beprotiškai. Žinau, kad jūs suradote rakčiuką. Šis mielas jaunuolis visai nemoka meluoti, ypač mušamas. Siūlau mainus. Vaikiną ir raktą. Auštant prie teatro. Senelių nuoširdžiausių linkėjimų. Ir čia nužudė tą rustiką. Mums tai geriau. Mes jį paskui apšlakstysim gyvoji vandenį ir kaip nebūtų. Skambinu Rašovo jam nemotais. Teko pačiam ateit. Tu, Kiriuša, ne jūreivis. Tu pasako sekėjas. Jūreivis? O jis tau nieko nepasakojo? Kaip tik ruošiausi. Gulė, palauk. Palauk, Gulė. Nagi, palauk, Gulė. Gulė, palauk. Neliesk manęs. Specialusis agentas. Užduotis, nori išvengti kariuomenės? Aš jau 100 kartų iš čia galėjau išvažiuoti, bet neišvažiavau, pasilikau. Dėl tavęs. Tau te rūpi panos ir pinigai. Mergišius tu. Ką? Tu rimtai? Palauk. Возьмите левее. Klausyk, akės. Žinau, kad kaltas turėjau išsyk tau viską papasakoti. Aš pats savęs nekenčiu. Ir aš tavęs nekenčiu. O aš tavęs. Aš pati viską padarysiu. Aukso žodžiai. Čia šventiškos. Bendradarbiavimas nutraukiamas, agente. Gal kariuomenėje tu tapsi vyru? Tai ką, artistė? Pasiruošė medicinos komisijai. Šaunuolis. Draugė pulkininkė, ir jums dar reikia pinigų. Kvailas klausimas Elinei Nikolajevai. Ne man. Kariuomeniai. Taip ir maniau. Atriškit mane. Šiandien jūs jų turėsit. Chrustaliovai, saugokit koją. Sveika, o mes visi tavęs laukiam? Atėjau Rustemo. Taip, turim tokią prekę. Elza? Kaina sujumbikės lobiai. Nebrangiai. Perki? Ir ką? Reikia pasakyti Sezamai atsiverk?
Ar visi gyvi? Gyvi, gyvi. O štai ir nusikaltimo pėdsakai. Šitam nusikaltimui mažiausiai 450 metų. Mergaitės, ardom sieną, gerai? Gliukozė. Ir seneliukas bus kaip naujas. Aš jau kaip naujas. O kas jūs tokie? Aš urologė. Aš ufologas. Maniau, kad rojoje mane sutiks angelai ir hurijos. Kur Gulnara ir Rustemas? Įdomu, kur mes dabar esam. Greičiausiai jau po ežeru. Laikai mane bjaurybę? Gali būti. Tai geriau būti bjaurybė nei idiote. Tai tu šitiems irgi prasiskolinės? Ne, draugė pulkininkė, šitie eina grinai iš smalsumo. Nejokink mano antpečių. Žavi aklavietė. Ir ko sustingot? Žiūrėkit, kokia strėlė. Čia spastai. Ką tu sakai? Apsisukam ir einam atgal. Juk mes turim didvyrį. Pirmin. Eik, eik. Džiaukis, kad aš nemušu merginų. Paimkit. Duokit man džiabintą ant kaktos. Greitai. Rustemai, būk atsargus. Žiūrėk po kojomis. Guli, viskas bus gerai. Švieskit čia. Pabandyk spirti koją. Prisispauskit prie sienos. Ten viskas sutronyja. Rustemai, tu sveikas? Eime pirmin. Eime. Jeigu iš to posūkio vėl nieko, keičiam kursą priešingą kryptim. Dar spėsim iki komisariato darbo pabaigos. Nagi kelkim.
Atrodo, jie. Gyvuoja gyvenimas be vargo. Skiriu šatauskolą atidėdama iki gyvenimo pabaigos. Stovėt. Apieškot. Ir jaunikis kur buvęs, kur nebuvęs. Aukščiau rankas. Ginklo neturi švarus. Draugai, juk čia Zilantas. Mes padarėm atradimą, fosilijos. Kaip ilgai tavęs ieškojau. Čia sensacija. Piramidė, nupjautinė. Čia portalas tavęs link, tėti. Kiek psichų ir visi vienoje krūvoje. Ly, nepaleisk visų iš akiračio. Mergaitės krauname auksą. Greitai, greitai, greitai. Žemės įvai. Jam reikia oro. Gulė, padėk. Jam reikia gyvojo vandens, aš greitai. Aš su tavim. Žemės įvai. Aš už šitos pinigus nupirksiu kokių tik norėsit syvų. Už gražą nusifilmuosiu klipę su Timberlaiku. Galvijų kfu? Ką mums tie pinigai? Kaulų ieško, kaulų. Kas čia? Viskas. Metas. Gertuvė rago formos. Ją prisimenu nuo vaikystės. Laikrodis, vėrinys, čia mamos ir tėčio daiktai. Jie pasidavė vandens traukai ir jame ištirpo. Jie dabar čia liko amžiams. Einam, nes ir mes čia liksim amžiams. Negaliu, čia mano tėvai. Ten miršta tavo senelis, einam. Palauk, jį išgelbės tik vanduo. Reikia paimti gertuvę. Gertuvę. Neturim laiko, einam. O čia viskas sugrius, einam. Niekur aš neisiu. Eik savo lobių. Aš čia atėjau ne lobio, o tavęs. Einam. Aš greitai. Kirilai. Kirilai. Finitelė komedija. Ramiai, žemiečiai, čia atėjo manęs. Tėti. Dėmesio išsiskirstyti, sekti objektą. Ką tik surinkau šito apsišaukėlio ekologų dokumentus, velnės dingo kaip į vandenį. Nesijaudinkit, draugė tardytojų. Mūsų komisaras ne iš tokių keblių padėčių išsikapstydavo. Velnas. Ši per smarvė.
Žemės įvai pasižymė didžiulę galę. Tik vieno gailiuos. Kiek vaikinų galėjau pašaukti kariuomenę? Nespėjau. Kiekvienos nupjautos piramidės viršūnė yra viską matanti akis. O ji visuomet įėjimas arba išėjimas. Velnės, tušti. Žiūrėk, štai, pulkininkas eina pas mus. Atskridom. Įdomu, kaip vadinasi šitą planetą. Čia Žemė, idiote. Kur galvijukas? Galvijuk? Darai, pirmyn. Štai jis. Tada aš ėmiau vadovauti operacijai. Rankas už nugaros. Nelieskit manęs. Neturite teisės. Aš Amerikos pilietė. Diana Jones arba Dinara Taiševa. Jums teks atsakyti daugybę klausimų ir geriausiu atveju palikti mūsų šalį. Pilietį tardytojau, o mes nereštuoti? Bičiuliai, jūs patys save areštuokit. Saugumas jumis nesidomi. Gera planeta. Man čia patinka. Diana. Nepaskęs nargliuose, mažylė. Minkit, mama. Pats irkis lunkiau. Duok skrynę. Nieko. Su tokiu vandenuku 500 metų prieš akis, o gal ir 1000. Iš pradžių porą metų atsimegosiu, na gerai, metus. O paskui pėsčias ateisiu žemę. O ką, juk laiko turiu daug. Čia aš nusinčiau tavo tėvus prie šaltinio. O vandeniu yra dar vienas įėjimas. Kirilas gyvas. Ten po vandeniu liko žmogus. Ar turite narų? Išgelbėkite jį, prašau. Paskui susirūpinsiu karjerą. Aš jau regiu afišas. Jubilėjinis koncertas, o man 150 metų. Išgėrus vandens galima net nekvėpuoti. Išnyro kaip tikras povandenininkas. Džiaugsmas ir sielvartas visuomet eina greta. Žemietė, plauk čia. Ar kartais negėrė vandens? Kartais ne. Išgelbėjo meilė. Vladivostokas po kurio laiko. Aš, Kirilas Vladimirovičius Nikolajevas, iškilmingai prisiekiu būti ištikimas savo tėvynei Rusijos federacijai. Prisiekiu šventai laikytis Rusijos federacijos konstitucijos, griežtai vykdyti karinių įstatų reikalavimus, vadų ir viršininkų įsakymus. Prisiekiu garbingai eiti karinės pareigas, drąsiai ginti Rusijos laisvę, nepriklausomybę, konstitucinę santvarką, liaudį ir tėvynę. Sveikinu. Tarnauju Rusijos federacijos labui.
Kiriušio, tu man dar skolingas 30 gabalų, o kaip kitai? Už pietų laivyną. Draugė pulkininkė, draugė generolė, kas per mūsų kartu tiek visko iškentėjom. Jokauju, man dabar Kiriušio ne tas galvoju, kad aš dabar Jungtinių tautų organizacijoje stebiu NATO. Ne vilk, į tave dabar žiūri visa šalis. Reikėjo ten stot, klausau. Sveiki. Tai ką, vaikinai, įžiebsim ugnį? Rodysim, kokie esam kietuoliai. Draugės slaptasis agentė, ar jūs iš dugno iškėlėt visą auksą? Ką iškėlėm, viskas mūsų. Sumokėję komisinius, nusipirkom povandeninį laivą. Viskas liaudžiai. Aišku, vadinasi ne viską. Liuba man pasiūlė dalyvauti federalinėje kosminėje programoje. Ginsim planetą. O kas man žadėjo atnaujinti paleontologijos muziejaus ekspoziciją? Gerai, Albertai. Namuose pasikalbėsim. Atleiskit, kuo jūs vardu? Apskritai, Ole. Bet draugams roksi boksi. Jūreivė, stot rikiuoten. Nagi. Dainuok, sūnau. Dainuok, dainuok. Mano mokykla. Išėjęs į pensiją tapsiu prodiuseriu. Bičiuliai, kas jis? Vaidino Aleksejus Vorobjovas, Elvira Ibragimova, Viktoras Veržbickis, Marija Koževnikova. Sergejus Šakurovas, Sergejus Nikorenka ir kiti. Gyvas, na tai. Kiekgi mūdų nesimatėm? Kokius 400 metų? Bus daugiau. Kartu ankšta, bet ir atskirai nepakenčiama. Привет, сокровище. Отключен телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь, больше, чем любовь. Бывает иногда просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро, и вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет и никто не просил остаться. Tekstą vertė Andrius Madelis, skaitė Daiva Lebeliūnaitė ir Eitvydas Stankevičius, garso režisierius Arvydas Zakšanskas, įgarsinta LNK televizijoje. Проливным дождем, холодным утром. Хочу держать мне телефон, твою руку. Все, что могу сказать, она поймет без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключи телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Уже 2 месяца каждый день с тобой встречаю.
это любовь или ты просто чудо, я не знаю. Зачем смотреть футбол, хожу с тобой к друзьям. Не знаю, почему ты нравишься моим родителям. Не знаю, как вообще все это происходит. По знаку зодиака мы реально не подходим. Но день за днем проходит, и если это не любовь, она и не нужна мне. Просто будь со мной. Под проливным дождем, холодным утром, хочу держать не телефон, твою руку. Все, что могу сказать, она поймет без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключи телефон, забытые в сетях, я спрячу тебя навсегда в своих руках. Зимая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключи телефон, забытые в сетях, я спрячу тебя навсегда в своих руках. Зимая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Бывает иногда, просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчислений, и что в военкомате весеннее обновление. Зимой лето обязательно бы вернулась, если бы она еще хоть раз тебе улыбнулась. Отключим телефон, забытые в сетях, я спрячу тебя навсегда.